Atsiprašau už pavėlavimą, sveikos gyvos. Ir šiandien pradėdami jau 4. Velykų savaitę meldžiame, kad vis labiau galėtumėm pasitikėti Dievu, kad galėtumėm savo gyvenimą į jo ranką sudėti ir galėti džiaugtis, nes esame globojami. Ir vakar sekmadienio mišiose buvo kalbama apie Jėzų kaip gerąjį ganytoją, kuriam rūpi, kuris pažįsta kiekvieną. Ir net jeigu su orientacija blogiau aveliai, jeigu trikdžiai kompaso, jeigu nuklysta, pasiklysta, kad tas viešpats, tas ganytojas, kuris rūpinasi vienu, net palikdamas, apleisdamas daugumą. Tai ir pasiklausykime skaitinių, kurie šios dienos šventei. Ir štai apaštalų darbai tęsia istoriją, kas atsitiko su mokiniais po prisikėlimo, kaip drąsa, organizuotumas, tam tikras vizijos turėjimas leido jiems tapti labai brandžia bendruomenė. Iš apaštalų darbų. Apaštalai ir broliai, kurie buvo Judėjoje, sužinojo, kad ir pagonis priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė jam prikaišioti. Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgiai. Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti įvykius. Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Iš dangaus prie pat manęs nusileido padėklas, tarsi didžiulė staltiesė palaikoma už 4 kampų. Atidžiai įsižiūrėjęs pamačiau jame 4 kojų žemės gyvių, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Taipogi išgirdau balsą, kuris man sakė: kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Aš atsakiau: jokių būdų, viešpatie, dar niekuomet netikęs ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet balsas iš dangaus prabilo antrą kartą: ką Dievas laiko švariu, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko 3 kartus. Ir vėl viskas pakilo į dangų. Ir tuojau prieš namus, kuriuose mes buvome apsistoję, atsirado 3 vyrai. Jie buvo siųsti pas mane iš Cezarėjos. Dvasia man įsakė nesvyruojant keliauti su jais. Mane lydėjo šitie 6 broliai ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Jis mums papasakojo, kaip savo namuose regėjęs angelą, kuris jam liepė nusiųsti žmonės į Jofę ir išsikviesk Simoną, vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir tavo namiškius, kaip išsigelbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kaip pradžioje yra atsitikę su mumis. Tada prisiminiau viešpatie žodžius, kaip jis yra sakęs: Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną kaip ir mums, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš būčiau, jeigu mėginčiau trukdyti Dievui? Tai išgirdę, jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą, sakydami: vadinasi, Dievas ir pagonims davė atgailos malonę, kad jie gyventų. Tai Dievo žodis. Mes lietuviai esame labai nepatiklūs žmonės ir čia galbūt dėl tos istorijos mūsų okupantai visokie, praėjūnai ir paprastai sakom saugokis svetimo, pakeleivio, tie visi rodikliai, kuriuos, kaip mus tyrinėja, kad tos visokios fobijos yra gana ryškios, gana didelės. Ir mes tą matom, bet net ir šeimoje yra nelengva pasitikėti. Nelengva pasitikėti vadovams deleguojant,
vis matai, kad ne taip padaro pavaldinys, valdžioj, irgi tas, kas jisai yra, kas už jo stovi, aš vienas kitas asmuo. Tai matome, kad ir anais laikais irgi panašiai buvo. Žydai, kurie tapo Jėzaus mokiniai, ir atrodo, kad štai mes ir žydai, bet ir Jėzaus mokiniai, ir Mozės įstatymo besilaikantis asmenys, bet ir Jėzus, kuris duoda naują požiūrį. Žvelgiame į nepatikliai į tuos, kurie Jėzų įtiki, o nesilaiko, nežino, nepažįsta Mozės įstatymų, nėra judėjai. Ir štai, čia pradėjome kalbėti apie tą įtampą, konfliktą, kuris atsirado pirmai bendruomeniai. Ir čia Petras, kuris pats su Pauliumi kapojo, buvo konfliktavęs dėl šito pačių reikalų, kaip traktuoti neapipjaustytus graikus vadinamus, helenistinės tos kultūros atstovus, kaip su jais elgtis. Štai kalba Petras apie tą regėjimą, kurį jisai turėjo, būdamas Jofėje. Ir kada važiuojame į Šventą Žemę, labai dažnai lėktuvas nusileidžia Tel Avive, o paskui labai greitai nuvežame į Jofę ir paskui, ar Jafės čia, verčia Jopė. Ja, tai labai gražus pakrantėje jūros esantis miestelis, kuriame kaip ir yra aprašytas tas Kornelijaus krikštas. Iš tuos namus nuėjęs pakrikštijo, pirmieji atsirado tenai krikščionys. Ir taip atsitiko dėl to, kad Dievas iš dangaus per tą balsą angelo pasakė, kad jeigu, kaip tu drįsti niekinti, tai kas tau atrodo, kad yra nešvaru, netinkama, o žydai košerinio to maisto labai laikosi, sako, kelkis valgyk. Ir kelkis palankiai žiūrėk į svetimtautį, kurį prigimtis tavo ir tavo patirtis sako, kad reikėtų žiūrėti atsargiau. Tai štai mes irgi melskime tos dvasios tokios, daugiau pasitikėjimo, vienybės dvasios, palankumo, daugiau gero žvilgsnio į tą, kuris, atrodo, mums nepriklauso arba yra kitoks. Aš irgi, žinau, žiūrėdamas Euroviziją, kiek tų išgyvenimų buvo, ir geriau nerodytų, atrodytų, žinai, tą Austrijos tą atstovę. Tai nes graži labai daina ir tai paskui galvoju, tai kas čia darosi, viduje? Kas čia darosi? Baimė, nepasitikėjimas. Ir reikia melstis, atrodo dažnai, bet reakcijos yra tokios. Tai kaip kitokį nepasmerkti, nenurašyti ir jo žiūrėti palankiom akim, nors žinoti, kad visko gali, kaip sako. Tai sakau, tai va čia tas gyvenimas toks, ir liktai Dievas nukviečia žiūrėti į asmenis palankiai, net nepritariant gyvenimo būdui, arba nuodėmiai, kurią kaip blogį, kuris kitas žmogus daro, bet kad palankiai žiūrėtumėm į tą žmogų. Tai pirmieji krikščionys su tuo susidūrė. Ir Evangelija, kurią dabar skaitysiu, irgi apie tai kalba. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo, aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko.
Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš gerasis ganytojas. Aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta tėvas. Ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės. Ir jas man reikia atvesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodį. Taigi schema yra labai aiški. Mes turime visų pirma įtikėti, kad žmogus Jėzus yra ir Dievas Jėzus Kristus, ar ne? Kad yra siųstas gelbėtojas. Tada sakom, kad tas ryšys atsirastų, meilę galėtumėm patirti. Ir tada atsiranda tas mūsų atsiliepimas, palankus žvilgsnis į aplinką, į gamtą, į žmonės ypatingai, ir tada net ir į priešus, į skirtingus. Ir štai Jėzus čia kalba, pasitikėk manimi, nes aš gerasis ganytojas, už avis aš guldau gyvybę, aš jas pažįstu, kaip nuluptas, ar ne, ir žinau, kas yra kas. Ir jos mane pažįsta. Ir tas norisi, kad pasitikėjimo tas ryšys stiprėtų. Bet jisai paskiau kalba, kad dar yra ir kitos avys. Va ir vėl apie tas kitas avis, ne iš tos avidės. Mums yra sunkiau. Bet gerasis ganytojas, kuriam rūpi visa skirtingų žmonių ta įvairovė, kad jį būtų visumo. Tai mes tada meldžiamės už vienybę tarp krikščionių, už vienybę tarp skirtingai tikinčių net, kitaip Dievą išpažįstančių, už dialogą, kultūrą. Prisimename, kad tas priešiškumas, įtarumas yra natūralus jausmas, kaip mes jį turėtumėm įveikti, kaip mes galėtumėm pakilti virš, nes kaip Dievas kviečia šitam palankumui, atlaidumui, atlaidumui. Tai melskime Dievo išminties ir kantrybės. Ir apie politiką, čia kur galime kalbėti. Garbės Kristui. Ačiū Tėvui Gintarui ir už įžvalgas padarytas skaitymą, buvimą su mumis. Taigi paklausykime, kągi sako žodis tarp mūsų, atliepiant Evangeliją. Aš gerasis ganytojas. Daugelis mūsų atsikėlę pirmadienio rytą būna didžiadvasiški ir ryžtingi. Pirmųjų krikščionių pavyzdžių dėl tikėjimo gali leistis liūtų net sudraskomi. Tačiau stabtelk minutėlį, prisimink, kad esi ne vienas. Turi piemenį, gerąjį ganytoją, stiprų, mylintį ir išmintingą. Turi tą, kuris tave veda ir seksti tave ištisą dieną. Gerasis ganytojas – tai ne malonus, švelnių akių vyras, rausvais skruostais, nematomų vėjelių, laikstomų drabužių, kaip vaizduojama paveikslėliu. Būti ganytoju – tai būti tvirtam, stipriam, ištvermingam ir bebaimę. Ganytojas būdavo patikimas kaimenės gynėjas, turėdavęs gebėti nubaidyti liūtus, laukius, vilkus vien vėzdu ar akmenų skraidyklę, o kai kada ir plikomis rankomis. Ganytojai būdavo budrūs, sargūs, uolūs, neištiždavo dėl atšiaurių gyvenimo sąlygų. Piemuo avims būdavo it vedlys, būdavo ir draugas. Ne viena avis
nepasprūkdavo nuo įdėmaus ganytojo žvilgsnio. Tai tu, Jėzau, esi mano ganytojas. Kai savo gyvenime pamatysi maurojančius liūtus ir urzgiančius vilkus, mąstyk ne apie juos, o apie Jėzaus rūpestingumą. Jis visada apie tave galvoja. Jis niekada nepaliks tavęs be ginklų, pagundoms ir plėšrūnams tykant neatiduos tavęs melui, kaltei ar pasmerkimui sudoroti. Kai jie riaumodami sukinėsis aplink mus, atminkime, kad galingasis ganytojas stovi čia, šalia mūsų ir tučtuojau juos nuvys. Kai baimė, sumaištis ar abejonė kėsinasi į tavo ramybę, atmink, kad yra tas, kuris visada geras, kurio rankose galingas vėzdas, kuris įveikė mirtį. Štai jis dabar rūpinasi tavimi. Būtina pasitikėti geruoju ganytoju. Būtina juo pasitikėti jau čia ir dabar šiandien. Ieškok jo. Būk kaip prie jo besiglaustanti avis. Būk šalia jo. Ne tik maldos laiku, bet ir ištisai. Tada jis tikrai tave apsaugos. Leisk Jėzui būti tavo sielos sargu. Šaukis jo. Pasitikėk, kad jis yra arti, kad jis akylas ir įdėmiai žiūri, ar tau kas nors negresia. Tad klausykis jo balsu, kviečiančio tave eiti tuo ar anuo keliu. Leiskis jo vedamas. Jėzau, mano ganytojai, apsaugok mane nuo vilkų, kurie manęs tyko čia jau dabar ir šiandien. Vesk mane į taiką ir gelbėk nuo visokiausių pavojų. Taigi, ačiū, kad klausėt. Tai tam tikra prasme atsakas, kai tėvas Gintaras minė, kokį mes nerimą turim kartais žiūrėdami, kaip ir Eurovizijos laidas, turbūt daugelis ir stebėjo ir rinkimus, taip pat visur nerimas ir neramybė. Bet iš tikrųjų, matyt, daug dalykų turi įvykti, kad mes išsigrynintume, kad mes suprastume, kad mes suvoktume. Bet jeigu mes, kaip ir šiandien, melsimės už tai, kad šalia mūsų, su mumis, yra gerasis viešpats ir jis visada šalia mūsų ir jis yra mūsų pusėje, kas bebūtų, kokios jėgos bebūtų, kokie atrodytų keisti dalykai dedasi, kaip galbūt piktasis bando mūsų kantrybę, mums tik reikia tik pasvirti į vieną ir kitą pusę. Ir visa banga nuvinguliuoja pas mus. Baimė, nerimas, bėdos, nusivylimai. Tad iš tikrųjų dėkokime šiandien viešpačiui, kad jisai čia, kad jisai su mumis, kad mes galime juo pasitikėti. Ir dėkokime šiandien, čia ir dabar. Supraskime, kad iš tikrųjų tai mūsų vienintelis išsigelbėjimas šiame informacinių technologijų pilname 21 greitame amžiuje, kur tiek daug tyko mūsų pavojų ir taip greitai slysta, atrodo viskas iš rankų. Tai dėkokime viešpačiui, kad mes jį čia turim, dėkokime už visas šitas galimybes ir prašykime jo suteikti mums visiems išminties, siunčiant šventąją dvasią mūsų širdis, mes galėtume suvokti ir suprasti ir suvokimą perduoti savo mokiniams, kad pasinaudotų šią galimybę ir kad nurimtų. Melskime mes už mūsų popiežių, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad stiprintų viso pasaulio žmonės dvasiškai. Melskime už mūsų tėvą Gintarą, prašant jam dvasinės stiprybės, kad mus ir toliau stiprintų dvasiškai. Na, šiandien mes turime taip pat daug gimtadienių, kurie žmonės tikrai atėję į šį pasaulį ir prieš turim Vilmutės, kurie šventė savo labai gražų jubiliejų šeštadienį.
melskime už ją, prašykime už jos gražią šeimą, jai stiprybės, kantrybės, jos šeimai. Palaimina Dievas kelią tave ir tavo šeimą. Melskimės mes už Gabrielę, kuri taip pat šiandien, Dutės dukra, kuri taip pat šiandien švenčia savo gimtadienį. Melskimės už tą puikią mergaitę, už tą šeimą, prašydami stiprybės, kantrybės visame kame. Iš tikrųjų, tas vaikas taip pat mūsų akyse čia augo ir užaugo ir tikėtis sugrįš atgal į Lietuvą, matysim, kaip čia viskas bus. Melskimės mes taip pat už Andrių, jisai tik pyragą čia mums dabar perdavė, už mūsų, dabar jisai gal perės į kitas pareigas, už ministro patarėją. Jisai taip pat būtent šiandien švenčia savo gimimo dieną, prašydami jam dvasinės stiprybės. Melskime už tėvo Gintaro Fogelį, Gediminą, Rūtelės vyrą, kur kas važiavo piligriminį kelionį, tai žino, sako, maratoną prabėgo kiek kartų, 100 kartų, tai 101, tai melskimės, prašykime jų šeimai tikrai stiprybės, kantrybės, dar kas švenčia mūsų bendruomenės žmonės, gimtadienius, melskime už juos, prašydami jiem ištvermės, jėgų, sako, iš vienos pusės tėvo horoskopą jaučio metai, ar ne, prašykime tos stiprybės. Melskime už mūsų bendruomenę, Švento Ignaco Kolegijos bendruomenę, prašant dvasinės stiprybės visame kame, už mūsų dvasinius vadovus. Na, melskime dar kartą, prašykime viešpaties mums išminties, kaip matot, prasidės antras turas, bus antras turas prezidentų rinkimų. Tikrai, kad mes su visa pilna atsakomybė prisimtume ją, prabalsuojant už tą žmogų, kuris būtų išrinktas pagal Dievo valią. Kad mes tikrai prabalsuotume tinkamai ir kad jis būtų mums siųstas tas, kuris mato viešpats iš to, kas yra. Prašykime viešpaties malonių visame kame. Melskime už sergančius mūsų bendruomenės žmonės, melskime mes už ekscelenciją, už Danutę, už jos seseris, už Aurimą, už Rūtę, už visus kitus, kurie yra sergantys žmonės. Melskime už išėjusius mūsų žmonės, melskime už Valytę, už Ritą, už Simoną, už Darių, Alfonsą Kazį, Aušrą, Liliją, Gritą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą. Ir už visus kitus aplankykime savo mintimis žmonės, kurie man brangus yra iškeliavę pas viešpatį, prašydami jiem jų sieloms, Marijos globos ir užtarimo mūsų reikaluose pas viešpatį. Noriu atidėti, kad rytoj 9:30 Ūloje, gimnazijos gatvėje, lygiai 5 metai, kaip išėjęs mūsų profesorius Rimantas Laužackas, bus aukojamos šventos mišios koplytėlėje Ūloje, kadangi rytoj yra lygiai 5 metai, tai aš tiesiog kviečiu